Ar galvojai savo gyvenime kad Dievo įsakymai yra kažkas, kas riboja tavo laisvę? Evangelijoje girdime visiškai kitokią nuomonę. Dievo įsakymai nėra našta žmogui, kuris myli. Kodėl nėra našta? Nes kai myli, nebenori žeisti. Kai myli, ieškai artumo. Kai myli, ištikimybė tampa ne pareiga, o atsaku. Ir būtent tada Jėzus pažada kažką nepaprasto. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais. Nepaliksiu tavęs našlaičių. Tai vieni jautriausių Evangelijos žodžių, nes giliausiai žmogus nebijo kančios ar nesėkmės. Giliausia baimė žmoguje yra būti vienam, nepastebėtam, būti paliktam. Jėzus žino, kad mokiniai netrukus išgyvens jo mirtį, sumišimą, baimę, tylą. Todėl pažada ne tik prisiminimą apie save, bet savo dvasią, guodėją, kuris pasiliks žmogaus viduje, degs kaip ugnis. Šventoji dvasia nėra tik jėga ir emocija maldos metu, tai yra Dievo artumas tavyje. Prisimink, kiek kartų jau esi patyręs jos tylų balsą. Ir šis tylus balsas primena Evangeliją tada, kai nori pasiduoti. Guodžia tada, kai viskas griūva. Pataiso sąžinę tada, kai bandai save apgauti. Ir duoda jėgų mylėti tada, kai jau nebeturi meilės savyje. Kartais mes norime aiškių ženklų, stebuklų, atsakymų, bet Dievas dažnai veikia labai tyliai, iš vidaus, kaip mokytojas širdyje, kaip ramybė, kuri neateina iš pasaulio, kaip tiesa, kuri nepaleidžia net tada, kai visas pasaulis siūlo gyventi kitaip. Šiandien siūlau tau sustot akimirkai. Sustok ir pabandyk atpažinti šventosios dvasios veikimą tavo gyvenime. Palaimintos tau dienos.